Sveiki visi. Šiandien aš jums parodysiu vieną kortų triuką. Deja, jo neatskleisiu, nes jis kaip ir praeitas triukas, kurį atskleisiu, man yra, tiksliau užpiltas triukas, man jis yra labai įdomus ir taigi kol neparodysim visiems savo žmonėm, pažįstamiem, kuriuos galėčiau šio triuku nustebinti, taigi neatskleisiu jo kol kas. Taigi, turime 4 tūzus. Aš pasirinkau tūzus todėl, kad jie yra mėgstamiausias mano kortos ir šiaip jie tokie stipriausi atrodo. Taigi turime tūzus ir taigi aš dabar jums, gal sakyti, jos pademonstruosiu. Turime lapų tūzą, kryžių tūzą, širdžių tūzą ir būgnų tūzą. Dabar įdėsiu raudonas kortas tarp juodų. Ir dabar papurtysiu šiek tiek, pakratysiu, galim sakyti taip. Ir dabar žiūrėkit, turime kryžių tūzą, turime būgnų tūzą, viena korta užsivertusi ir turime širdžių tūzą. Tai reiškia užsivertė lapų tūzas. Dabar pakartokime panašiai. Vėl pakratome, dabar turime širdžių tūzą, lapų tūzą, viena korta užsivertusi ir būgnų tūzą. Reiškia užsivertė kryžių tūzas. Pakartokim dar kartą. Pakratykime. Dabar turime būgnų tūzą, kryžių tūzą, užverstą kortą ir lapų tūzą. Tai reiškia užsivertė širdžių tūzas. Tai dabar pasimkime tas 2 kortas. Pasimkime. Užmeskime šitai ir užmeskime šitai. Ir dabar žiūrėk, spraktelėm pirštais ir visi 4 tūzai atsivertė. Taigi laikykit, subscribinkit ir komentuokit. Ir po kurio laiko aš turbūt atskleisiu šitą triuką.